Buvo atvejis, kai sukirpau staltiesę į mamos suknelę ir sugadinau toršerus nuo lempų, kurie buvo labai gražus, balti taškuoti raudonais taškiukais, ir iš jų irgi padariau kažkokias iškarpas, nepamenu ką ten. Neapsimesiu, kad suknelę barbėm, bet kažką tokio. Ir irgi gavau velnių už tai, kad toršerai buvo iškarpyti kaip multikuose. Pirmiausia istorija turbūt būtų tokia, kad aš labai norėjau turėti savo kambaryje televizorių ir žinojau, kad pas tėvus kambaryje yra senas toksai šilelis. Ir kai nieko nebuvo namuose, aš žinau, pabandžiau jį įsijungti, tik tai buvo vienintelė problema ta, kad nebuvo normalaus kištuko į rozetę, o buvo tokie du laidai. Na ir žodžiu, aš tos du laidus taip įkišau į rozetę ir žinoma, rozetė sprogo. Visa tapo juoda, aš tada staigiai viską susipakavau, sudėjau atgal viską į spintą ir stengiausi kuo ilgiau tai nuslėpti nuo mamos. Bet žinoma, mama viską pamatė, pastebėjo ir tada teko man prisipažinti, ką aš išdarinėjau. Savo mamą nustebinčiau, jeigu susirasčiau normalų darbą. O jeigu rimtai, tai iš tikrųjų mano mama visada mane palaikė ir džiaugiasi. Ir aš ją stebinu beveik kasdien. Aš turiu labai puikų šaunų brolį, su kuriuo labai gerai sutarėm. Ir netgi kartais sėkminga diena, net nedidelis sėkmingas įvykis mano mamą ima ir pradžiugina. Ir tai yra nerealu. Aš tikiuosi, manau, kad kiekviena mama džiaugiasi net ir kartais labai mažyčiais, net nereikšmingais dalykais. Mano mama daro laimingą, bent jau šiuo metu, tai kad aš pas ją atvažiuoju ir ją aplankau. Tai jai yra pats laimingiausias ir geriausias dalykas.